Šeila 14 mėnesių labradorė. Šeimininkai susidūrė su problema, kad vaikštant lauke ji ir labai tempia pavadį ir puola kitus praeinančius šunis. Ji nėra agresyvi, tačiau negalėdama pasiekti šuns, savo frustraciją išreiškia pykčiu. Ji dar nedresuota, moka tik šiek tiek sėdėti. Jos šeimininkai pasirinko ilgiausią mano siūlomą kursą – 5 savaičių pilną paklusnumą be pavadėlio. Dėl reakcijos į šunis kursas buvo prailgintas dar savaitę, taigi mes su ja viso draugausime 6 savaitės. Kurso gale ji turi galėti vaikščioti be pavadėlio su elektroniniu antkakliu, klausyti komandų ir gražiai prasilenkti su kitais šunimis. Laukia nemažai darbo. Šeila pas mane jau 2 savaitės. Ji pradeda gražiai vaikščioti su pavadėliu, mažiau reaguoja į šunis ir mokosi pagrindinių paklusnumo komandų. Gera. Greta. Gera. Geras šuo. Pas mane. Šaunuolė. Geras šuo. Gulėt. Gera. Šaunuolė. Sėdė. Labai gera. Super. Šaunuolė. Gulėt. Gera. Šaunuolė. Gulėt. Labai geras šuo. Puiku. Gulėt. Labai gera. Šeila mokosi jau 4 savaitės. Ji jau vaikšto dar gražiau ir pagrindinių komandų jau klauso be skanėstų, kol yra ant pavadėlio. Ne? Gera. Sėdėt. Šaunuolė. Geras šuo. Pas mane. Gera Šeila. Geras šuo. Gulėt. Puiku. Gera. Gerutė, mažytė, gera. Pas mane. Gera šaunuolė Šeilytė. Greta. Šaunuolė. Greta. Geras šuo. Per likusias 2 savaitės mūsų tikslas – paklusnumas ir be pavadžio. Štai ir prabėgo 6 savaitės, šiandien Šeila išvažiuos namo. Nueitas nemažas kelias nuo nevaldomo monstriuko iki patogaus miesto šuns, kuris gali mėgautis daug didesnę laisvę. Gera. Ne. Pas mane. Geras šuo. Gulėt. Šaunuolė. Geras šuo. Pas mane. Šaunuolė. Greta. Gera. Sėdėt. Šaunuolė. Geras šuo. Pas mane. Šaunuolė. Šeimininkai taip pat jau apmokyti, kaip naudotis elektriniu antkakliu ir toliau išlaikyti pasiektą paklusnumo lygį. Jų gyvenimas gerokai pasikeis, nebereikės bijoti pasivaikščiojimų, šokels džiaugsmą, o ne rūpestį. Sausio diena, kaip po 6 savaičių kursą, pasiėmėm savo Šeilą. Šeila turėjo daug problemų, neklausė, reaguodavo į kitus šunis, įdavo pavadį, buvo labai hiperaktyvi. Atvežus į mokyklą, Šeiliukas išmoko viską. Šeila, pas mane. Šeila, pas mane. Išmoko vykdyti komandas, vaikščioti be pavadžio, nepareaguoti šunis. Šuo tapo visai kitoks. Šuo įvykdė 6 savaičių kursą, kuris tikrai pavyko. Mūsų Šeila pasikeitė. Mes norim štai padėkoti mūsų mokytojai, su kuria dar susitiksim, bendrausim ateityje. Norim rekomenduoti kitiems, ką Šeiliukas pasakom ačiū. Sėkmės.